Tai ką, sveiki, turiu čia tokią idėją padaryti video. Jau vaizdas turbūt matytas, jau tokį video ne pirmą kartą darau. Ir dabar idėja, nežinau kaip čia garsas girdėsis, kaip viskas truputėlį eksperimentas. Toksai truputėlį kaip ir džemas, kaip ir truputėlį streamas, bet negyvai, nes aš daugiau toksai pačiam susidėliojimas bus formato naujo, kurį aš galvoju po truputį daryti. Pati idėja pagrindinė, kas šiandien bus, ką jūs šiandien pamatysit, tai bent jau norėčiau tą padaryti, tai yra parodyti, kaip aš džeminu. Prieš tai video būdavo tiesiog aš parodydavau savo kažkokį tai setupą, tai yra kaip aš kažkokius tai, kaip aš groju. Tai yra, net ne kaip groju, o daugiau sujungiu visus dalykus, kaip aš jas susijungiu ir viskas. Tai tą jūs jau matėt, paskutinis video prieš šitą buvo gal prieš pusmetį kokį, kaip tik beveik praktiškai identiški dalykai, truputėlį čia vieta pasikeitė, bet jūs čia nematysite. Kitoje vietoje, fiziškai yra viskas, nes ta studija mano šita. Bet vis dėlto mes čia kai su Toksin ir šiaip su kitais kolegom grojame, tai aš truputėlį noriu parodyti, kaip viskas vyksta ir papasakot, ką aš būtent darau grodamas. Nes čia irgi yra dilema, sako džemini, kaip tu džemini, tai tu ar pasiruoši kažką ar nepasiruoši, tai vat aš viską noriu ir papasakot šiandien, kasgi vyksta to džeminimo metu. Ne? Tai va truputėlį aš tokią įžangą pradžioj, tokią mažutę įdėjau, vos, kad parodyčiau kažką, tai kaip čia kažkas vyksta, tiksliau, kaip groja, o po to jau rodysiu išsamei. Tai setupas jau turbūt daugiau mažiau aiškus, čia pas mane yra, aišku, pagrindinis dalykas, tai yra Abletonas, čia gal nesimato, kompas yra va čia priekį, galėsiu čia kai kada pasukti tą kamerą, parodyti išsamiau. Tada yra push kontroleris, Ableton push 2 vis dar, į trečią neperėjau, kol kas vis dar man nesimotyvuoja, kodėl aš turėčiau trečią pirkti, kuris ten 5 kartus brangesnis, kol kas dar. Nors ten standalone versija, aišku, jisai be kompo veiktų ir taip toliau. Tada labai mėgstama mano ritmo mašina Arturia Beatstep, Drum Brute Impact. Kažką nusišnekėjau, Beatstep yra visai kitkas. Drum Brute Impact, jo labai gera ritmo mašina, labai pasiteisina gyvuose grojimuose, su sąlyga, kad elektroninė muzika, nes su gyva dėja nepasiteisino visiškai. Tada labai mėgstamas sintezatorius, turbūt galingiausias yra Arturia Mini Freak. Turėjau ir Micro Freak, bet dabar nebeturiu. Ir čia dar šone, nežinau, gal kažkaip pasuksiu, gal kažkiek parodysiu. Yra dar, čia matosi toliau, yra vienas dalykas, tai yra čia neutronas Behringer. Ir čia truputėlį žemiau yra Korg Monolog, monosintas, toksai, kurį aš čia visai paskutiniu metu pamėgau. Toksai labai paprastutis sintas, kuris yra tiesiog grojimui, monosintas, tai reiškia vienas garsas vienu metu, jokių akordų, bet labai paprastas, fainas, su baterijom veikia, baterijom gerai. Tai dabar truputį parodysiu, čia aš jau pradžioj kažką tai pradėjau, dabar gal idėja užmutinti viską, gal trumpai tik tai, turbūt netrumpai viską turbūt pasakosiu, kaip čia viskas vyksta. Tai idėja pagrindinė, viskas eina per pušą. Tai reiškia, čia kažkas ieškot mikšerio, tai mikšeris dalinai yra ten viršuje dešiniai yra šitą audio plokštę, galima sakyti, nežinau, audio interfejsas, tai yra Behringer UMC 1820, tai galima sakyti, kaip mikšeris ir veikia, nors ne. Nes vis dėlto viskas eina per kompą. Paaiškinsiu kodėl. Priejau prie tokio varianto, tai anksčiau mikšerį naudodavau pagal tiesioginę paskirtį sumiksinti, dabar viskas mikšerimas vyksta iš esmės Abletone arba push'e, šitam kontroleriui. Tai čia netgi galima dabar matyti, aš dabar tiesiog truputėlį užmutinęs, galima atmutinti, gal girdėsi truputėlį triukšmo šiek tiek dabar pas savo kanale. Nes šiaip tai instrumentai, jie truputėlį, tie visi sintai, girdisi, truputėlį jie skleidžia tam tikrus triukšmus, šnipštimą, tarkim, labai minimalų, bet toksai Tai va. O idėja pati, tai pas mane dabar yra padaryti 4 takeliai. Vienas yra, tai reiškia, iš esmės šitas visas pušas yra Abletone, aš dabar Abletone nežinau. Galiu jį parodyti iš šio kompio. Atidarytas yra, labai melsvai kažkaip matosi, bet idėja jo ten jis yra, ne? Ir jisai ten nustatyti
4 trekai, 4 sintezatoriam. Galima papildomai įdėti, aš būna ir įdedu. Tai yra 4 sintezatoriai. Tai pirmas trekas tai yra pas mane Impacto, tai va šito drum mašinos. Po to antras to Neutrono, to raudono viršuje, kur dešiniai. Toliau Mini Freako, tai va šito puikaus sintezatoriaus. Ir tada Monolog to Korgo. Kam aš vis pasidaręs takelius? Pirmas dalykas, kad galėčiau efektus uždėti įvairiausius. Tų efektų čia įvairiausių yra, nes man irgi buvo vis laik dilema su analoginiu sintezatoriumi, atsiprašau, mikšeriu, tai būna mikseriniu pultu. Dažniausiai būna kažkiek ten, 2 juostos ir gali ten uždėti reverbą, delėjų, aš noriu daugiau. Ir aš parodysiu, tikrai čia daug visko naudoju. Tai vat parodysiu ant kiekvieno takelio, bendrai ant bendro takelio, visokių efektų. Aišku, pagrindiniai efektai tai yra reverbas ir delėjus, tai yra aidas ir, kaip čia, ir aidas, kitoks aidas. Ne, reverbas daugiau suteikia erdvę, ne, o delėjus tiesiog kartoja, ne kažką tai. Jam ir, atsimušinėja aidas, ne. Tai iš tos dažniausiai, bet nebūtinai. Filtrą labai plačiai naudoju. Tada naudoju efektus netgi ne audio, o yra efektai, pavyzdžiui, labai naudojamas mano, tai yra arpedžiatorius, tai aišku labai platus naudojimas, tai arpedžiatorius ką leidžia, tiesiog paspaudi kažkokį akordą ir per tas natas eina ir jisai, reiškia, eina per tas natas, man nereikia tos melodijos kur. Čia tikrai įdomus dalykas, labai plačiai naudoju, parodysiu. Va čia pradžioje truputėlį buvo įžanga, stop bossų įdomiai skambančių, ten iš tikrųjų viena nata te skambėjo, tai aš viską paaiškinsiu, parodysiu. Bet idėja yra tokia. Tai dabar aš gal tiesiog nuo pat pradžių, gal tiesiog ir parodysiu tam tikrus dalykus, ką aš darau. Užkomentuosiu jo, programavimas prasimuša. Užmutinsiu kol kas visus takelius, išskyrus pagrindinį, tai yra čia yra mano Drum Brute Impact. Aš jį galiu paleisti dabar. Ja, svaiviruoja. Jo, ir idėja tada, šiaip galima, aš čia esu pasiruošęs, gal tada jo takelį rodau, ne, aš esu pasiruošęs, jį galiu ir sekvencinti, dabar tiesa kažkaip čia neparuošta šiuo metu iki galo, bet iš esmės aš galėčiau ir per jį sekvencinti, bet dažniausiai Drum Brute Impact aš naudoju tiesiog esančius ritmus. Ten yra visokių nemažai presetų, juos galima pačiam savo susikurti, jeigu nori gyvai, galima visaip mutinti, koreguoti. Aišku, labai įdomu, kad jinai yra analoginė ritmo mašina, tai reiškia, aš galiu tiesiog paimti ir, sakykime, labai gerai koreguoti. Pavyzdžiui, dabar tą kiką turite, toksai gana gilus, galima jį dar gilesnį padaryti. Jo, galima jo pitchą koreguoti. Galima trumpą iš vis padaryti. Tokį visai sausą. Galiu, jo. Ir tada yra, va čia gal labai naudojamas gyviem grojimam, repeaters. Kuris labai puikus dalykas, gali ten perėjimus su jo daryti jo. Tai va. Ir tada, aišku, kaip pasikeitinėja, aš jau daugiau mažiau atsimenu, ten yra čia 4 bankai po 16 patternų, tai aš galiu juos keisti. Pavyzdžiui, dabar paim ir pakeisim, paimsim kitokį. Ir jau kažkur ten galėjau kažkur tai panaudoti. Labai neblogai. Tai va, ritmo mašina yra šitas dalykas. Beje, aš čia galiu, dabar nepamatėt su play mygtuku, kadangi viskas sinchronizuota, dabar su play mygtuku pušė čia žemiau truputėlį pristabdžiau. Ir va taip aš aiškas darau. Gal tada paliekam tą pirminį, nes specialiai tokį pasirinkau presetą, kuris labai neturėtų labai daug, kaip čia pasakyti, labai visokių instrumentų. Jo, čia dar galima mutinti, galima, tarkim, paimti, užmutinti vieną kanalą, kiką, vėl atmutinti, vienu mygtuku galima atmutinti, galima šitos vėl užmutinti. Ir po to vėl. Jo, galima kaip tik solo, kad tik tai. Tai va, šiaip puikus dalykas, labai faina. Aš jau kažkiek apie jį pasakojau ir nemažai pasakojau, bet grojant jisai labai panašiai naudojamas. Beje, kai mes grojam su Isotoxin, gal kokias pristabdysiu, jisai turi savo, Isotoxin turi vis laik leidžia beatą tokį gana galingą.
tas, nu, nežinau, techno, ten hauso, nežinau, ritmas, kaip jį pavadinti. Na, tiesiog toksai kikas, ne, visą laiką jisai toksai būna paprastai, nu, toksai, kaip sakyt, pilnas, toks labai daug ten visko vyksta tame kike. O mano idėja dažniausiai užpildyti. Aš dažniausiai netgi va dabar kiką paleidęs, aš kiką dažnai užtildau ir žaidžiu daugiau su šitais visokiais. Tai yra daugiau žaidžiu su va šitais va visokiais, nu, sakykime, kitais instrumentais. Naudoju truputėlį gal kaip perkusija, ne visai perkusija, sakykime, kaip būgnus, bet be kiko. Aišku, būna tarpai, kai Aurimas ten, tarkim, Aurimas, nu vėl, Visatoxin Aurimas yra, tai jisai padaro tarpelį su savo kiku, nu ir aš tada įsiterpiu su savo, galiu tada visokius tokius ir tada vėl išjungiu ir vėl palieku tik tai ten snėrą. Čia beje darau, ilgumas yra snėro. Jo, jisai skamba truputėlį ta mašina, sakykime, sintetiškai, bet man būtent tas ir patinka. Jinai yra sintetiška, beje dar turi, galima čia per distortioną praleisti. Truputėlį gražiau skambės, jo. Galima švariai. Nu va. Tai žodžiu, tai fainas dalykas, kaip sakiau, skamba sintetiškai, bet toks ir tikslas. Ypatingai, dar ko nepasakiau, tai galima praleisti dar per visokius efektus. Tai pavyzdžiui, aš naudoju, va čia ir pasireiškia truputėlį pušo privalumas arba Ableton turėjimas. Aš galiu tiesiog manevruoti ir daryti visokius dalykus. Tai pavyzdžiui, uždėti reverbo. Gal dar įdomesnis dalykas, tai yra, kol kas kiką nuimam. Dar įdomesnis dalykas delėjus, nes delėjus čia visą laiką eina į ritmą. Mes visą laiką sinchronizuojam savo ritmą, nesinkinam. Ir delėjus labai fainos efektus, ypatingai ritmui. Jo. Nu va, netgi pilnas, galima pilnai taip. Užtenka va delėjus užsukti, aišku, galima jį koreguoti jau ten po tojo parametrus, bet tikrai gerai skamba. Dar ir reverbą galima uždėti, kad... Nu va, pabandom kitą perėti. Nu va, ir gauname iš esmės paprasto labai tokį pilną ritmą. Nu dabar pabandysiu delėjų nusukti. Nu va, ir iškart matosi, kad žymiai mažiau to, nu, žymiai sausesnis tas ritmas. Va, vėl pridedu ir vėl. Tai šitą irgi naudoju, čia galime ir... Tai vien jau ritmo ta sekcija, sakykim, nu, sekcija dar su bosu būtų, gaunasi labai tokia pilna ir galima labai daug pasiekti, panaudojus, nes man irgi buvo dilema, beje, buvo dilema, kaip išnaudoti Drum Brute Impact, jis iš pats labai geras, bet jis neturi, pavyzdžiui, efektų, išskyrus tą distortioną. Nu, tai va, galima papildomų dalykų. Man atrodo, beje, čia dar esu uždėjęs Drum Bass, toksai dalykas yra, kuris padaro būgnus labiau tokius punch. Pažiūrim, irgi galim pasižiūrėti, jungti. Nu va, be jų skamba žymiai sausiau. Nu, su jo žymiai geriau. Tai va, irgi variantas, tai galima taip pat. Žodžiu, aš perleidžiu, tai viena vertus šitą ritmo mašina yra pilnai analoginė, kita vertus aš galiu papildyti, nu, reverbas daug duoda, delėjus labai daug duoda, drum bass labai daug duoda, nežinau, žodžiu, visokiausių tų dalykų galiu jau vien su ritmu, ne? Ir aišku, su ritmu ten daug tų presetų, pritildymas, ten tie visokie kartojimai, visa kita, pritildymas kažkokių ritmų, aš dažniausiai ritmą kažkokį, jeigu nenoriu kažkokios dalies, tai tiesiog pritildau va čia, va, ten koks nors.
šito apėjau, nenoriu, užsukau ir viskas, ir nebėra jo, ne? Jo. Gal kažkokio nenoriu va to kaubelo elektroninio. Nu ir tada vėl galiu užsukti. Jo. Visai neblogai, aš kažkaip galvojau, kad patogiau slideriai būtų ritmo mašinai, bet iš tikrųjų šitie novai visai pasiteisino. Tai va, tai žodžiu, su ritmo mašinai yra taip. Ką aš ir darau, tai aš reiškias paleidžiu presetus. Taip, tie presetai yra, jie yra dar defaultiniai. Aš kažką galvoju, gal perprogramuoti juos, bet iš tikrųjų jie visai neblogi. Kai kurie šiek tiek pakoreguoju, kad savo būtų, gali gyvai pakoreguoti. Bet šita ritmo mašina tikrai gerai. Kartuose gali iš vis nutylinti. Dar ką aš darau, aišku, kam aš naudoju, turbūt Abletoną, va čia irgi matosi. Dabar tiesa nepaleidžiu, bet aš galiu ir užlūpinti, ne, kažką, tai kažkokį tai presetą. Nu, ne presetą, o užlūpinti ritmo kažkokią dalį, ne, ir galėčiau čia tada, nežinau, tarkim, tą ritmo dalis groja ir dar paklausyti, kas čia vyksta. Beje, tą daryti įmanoma. Aš turiu, va dabar to nepadaręs, bet aš turiu va toj OMC, nu, audio interfeisą, turiu atskirą bus, tai yra, nu, išskyręs atskirą kanalą ausiniams, tai reiškia, va, kas didelis privalumas, aš galiu kiekvieną instrumentą, va, kuris čia groja, iš tų 4, sakykime, ar jų daugiau, aš galiu paklausyti prieš grojant, ne? Plius kas, tai, nu, reiškia, aš, va, dabar, pavyzdžiui, aš ritmo galėčiau jungti va taip, dabar jūs negirdėtumėt, bet aš jį girdžiu. Nu, tiesa, dabar aš negirdžiu, nes kitaip įsijungęs truputėlį, bet aš galėčiau jį girdėti, jo, o jūs negirdėtumėt. Ir tada galėčiau pasireguliuoti, gal išsirinkti presetą ir taip toliau. Tiesa, su ritmu to dažniausiai nedarau, čia daugiau galioja kitiem instrumentam. Dar koks vienas dalykas su pušu, aš dabar gal neparodysiu iš karto, bet aš galiu užlūpinti. Tai reiškia, va dabar netgi galiu parodyti, aš tarkim, jeigu imčiau dabar tą patį kanalą, va dabar nesu tikras, teisingai, aš esu atskirą kanalą pasidaręs audio, dabar jeigu grotų, jis dabar turėtų gerokai garsiau groti. Tiesa, čia tada reikėtų pritildyti, man atrodo, jo. Jo. Ir tada aš galiu šitam va kanalė jį užarminti ir galėčiau jį rašyti, pavyzdžiui. Ja, dabar jeigu pasižiūrėtume, čia užsirašinėja ir tada aš paspausiu ir jisai pradės groti. Jo, ir dabar, pavyzdžiui, šitą ritmo mašiną aš galiu iš vis. Va dabar nepavyko, tai aš tai parodysiu, miksą reikia sutvarkyti. Jo. Tai minutėlė, va, tai bus, jo. Čia truputėlį nesutvarkytas dalykas. Pažiūrim dabar. Nu va, ne, aš užsukau ritmo mašiną, garsumą, čia dabar nematėt gal nobą, ne, užsukau, o jinai toliau groja. Ir dabar šitam, va čia jisai groja, ne, galiu jį, sustabdyti. Ir viskas, ne. Tai irgi labai puikus dalykas, reiškia, aš dar, va, tai yra 4 kanalai 4 sintezatoriam ir dar 4 audio įrašinėti. Tai reiškia, aš galiu kiekvieną įsirašinėti. Kartais aš netgi padarau taip, kad, nu, tarkim, po kažkurio tai laiko, nu, vat, groju, man visai patiko ten kažkas o presetas, aš jį įsirašau ir po to galiu naudoti tiesiog vėliau, ne? Plius gali efektą, va, tai jau užsidėti irgi kaip su tais, va, galiu ten tą patį dėlėjų vėliau uždedinėti. Nu, vis tiek jis taigi sukasi tas pats. Aišku, aš nebeturiu to lankstumo, kaip čia visokius va šitos dalykus daryti, nes čia reikia junginėti tam ritmo mašiną tą, bet iš esmės labai neblogai galima, žodžiu, išsaugoti, gal po to ateities dainai, nu, kūriniui kažkam panaudoti ir taip toliau. Na gerai, grįžtam į tą pirminę ritmo mašiną, va jinai čia yra. Tai va. Plius, ką man tas duoda, aš galiu, pavyzdžiui, šitą takelį įsirašyti tą, pavyzdžiui, ritmą grojantį, o čia dabar pasidaryti, vėlgi, kaip sakiau, ne čia įsijungiu mute ir solo, solo yra ne solo, iš tikrųjų duoda man ausinės ir už ausinėse, pavyzdžiui, paklausau kito preseto. Ir po to nejučia šitą sustabdau, tą paleidžiu ir tada, nu, ne tą paleidžiu, aš tą atmutinu ir tada groja ten tas naujas presetas. Tai man nereikia, vėlgi, čia yra labai didelė problema, džeminant ypatingai ir labai daug galima išvengti problemų, tiesiog paėmus ir neleidžiant į mainą arba į masterį, nu tai reiškia, jums neduodant klausyti to, ko nereikia klausyti. Tai pavyzdžiui, kai aš renkuos kažką, tai aiškinuosi, ne, nu pavyzdžiui, aš galiu pasirinkti, gal ten, nu žinau, pasileidau, vat kartais būna, va, šitą paleido, bet gal man šitas nepatinka presetas, ne, aš gal noriu kitą, vat aš išsirinkau, o gal kaip tik aš šitą pasirinkau ir man, oi, kas čia vyksta. O tada pasirinkau labiau, kuris tinka ir tik tada paleidau jums į mainą, ne, nu tai reiškia, to išvengiam tokio, nu, betvarkės tokio režimo, ne, kur gaunasi. O čia pas man šešėlis kažkoks. Ne šešėlis, viskas gerai. Tai va,
Tai vienas dalykas, kad reiškia ritmo mašina, va taip galima su ją daug visko daryti. Ne? Gerai, dabar kas toliau? Dabar aš dar leidau vieną dalyką, ką jūs girdėjot pačioj pradžioje demonstraciją, tai neutronas. Ne? Dabar su tuo pačiu neutronu, čia neutronas dar kartelį, tai yra va tas va daiktas raudonas, ne? Kuris yra va čia. Va. Žinau, gal aš truputėlį netgi va taip kreivai kažkaip pasuksiu tą vaizdą. Nežinau, čia kaip atrodys. Nu, tegu būna, nieko baisaus. Jo, tai neutronas yra puikus daiktas, sintezatorius, analoginis, visiškai analoginis, be jokių presetų, be nieko, ten dar jisai pusiau modulinis, galima ten tos laidukus kišinėti, įdidinėti ir ten visokių garsų išgauti. Nu, dabar aš jį gana ribotai naudoju. Ta prasme ribotai, kad jisai daugiausia naudojamas bosui. Nes bosas pasi labai galingas, o dabar aš jį turbūt atmutinsiu. Ir pademonstruosiu šiek tiek, taip pirma unmute, bet aš truputėlį dar sužaisiu su efektais, po to parodysiu gal jums, jo, ką aš dar darau. Jo, pirmas dalykas, tai jį reikia suderinti. Beje, pats neutronas neturi jokios klaviatūros, nieko. Ten teoriškai įmanoma kažkiek su laidukais, ten vėl tas sutvarkius kažkokį garsą iš jo išgauti, nu aš galiu, pavyzdžiui, dabar man atrodo, jis dabar yra, taip, laukit, jeigu... Nu va, kažkokį garsą skleidžia, ne, bet jeigu noriu natų, kaip ir aš neturiu kaip su juo, reikia arba MIDI klaviatūrą prijunginėti, arba dar kažką. Tai reiškia, neutronas yra vienas, nieko negali, ne. Bet aš šį dabar prijungęs esu prie pušo, prie šito, prie Abletono ir ten panaudojęs tą vadinamą internal instrument, ar external, atsiprašau, instrument kaip tik, ne, kuris paima, nu, reiškia, siunčia idėją tokiais, va šitą antram kanalę dabar atsidaręs, jisai siunčia į neutroną per MIDI, čia va toksai dėžutė yra, ne, MIDI hubas, beje, lietuviškai, aš iš tą pasakau, ne, blokas MIDI hub, jis čia per pirmą kanalą siunčia per MIDI laidą, ten kažkur nesimato į neutroną ir jisai groja natas, o po to iš audio grįžta atgal į tą antrą kanalą ir aš galiu jo groti. Ai, va sakiau, kad gerai bosas skamba, palakit, gal pabandysiu daugiau pušą parodyti, kad matytumėt, kaip čia groju. Galima aukščiau padaryti. Tai va, daugiausia boso, bet galima aišku išsaloti. Gal ne taip gražu. Ką dar galima pasidaryti? Aišku, vėl tie patys efektai, ne? Aš galiu uždėti reverbo. Kas jau neskamba sausais, nes jis iš tikrųjų, jis ten turi savo delėjų, beje, aš jį kartais irgi naudoju, jis ir filtrą turi, ten yra daug, ir distortion, dabar pas distortion tas yra, ja, ir delėjus dar jo. Nu, bosui gal delėjus ne taip gerai tinka, nors... Tai va, dabar ką su juo galima daryti? Aišku, jisai turi puikų filtrą. Tiesa, jis truputėlį pas mane keistokai veikia kartais. Aš aišku galiu jį automatizuoti. Galim paleisti va tą ritmą truputėlį ir pabandyti truputėlį. Ai, man dabar ritmo ir nereikia, tiesą pasakius. Jo, aš galiu pabandyti, pavyzdžiui, kažką tai jo. Va, padaryti, kad jisai jame yra LFO ir aš galiu, pavyzdžiui, jį sukti, kad jisai sukinėtų filtrą, atidarinėtų man. Nu, tegu jis man atidarinėja filtrą, jo. Ir galiu jo greitumo. Ai, čia dabar tas delėjus duoda. Nelabai gražiai skamba dabar. Ai. Oi. Nu, žodžiu, aš galiu naudoti filtrą su LFO, tai kas tas LFO, Google, jeigu ką. Ja, čia gal tipą pakeisiu jo. Jo, tai va, tai galiu žodžiu su, čia žaisti su to filtru. Jo. Arba galiu nežaisti, arba galiu rankinio būdu. Tai va, tikrai puikus dalykas, bet visai aš...
žemiau neina. Ai, beje, jame yra 2 oscilatoriai, tai galima 2 garsus jungti vienu metu. Šiaip aš paprastai mėgstu vieną kažkokį išsirinkti. Yra jų skirtingų formų. Šitas gal įdomiausia. Tai va, tai bosui puikus dalykas. Dabar vėl, ane, aš kaip jau rodžiau, galiu įleisti, aš jį ir leidžiu. Va, delėjų galiu uždėti, ane, nes beje savo delėjų neblogą turi, pažiūrim. Ja, analoginis jisai. Jo, delėjus fainas. Aišku, neutronas yra irgi monosintas, čia pas mane 2 monosintai yra. Ir jisai groja vienu metu tik vieną garsą. Nu, ten yra parafonik, vadinamas režimas. Galima kartais 2 garsus groti, bet, nelabai aš tą naudoju daugiau. Vėlgi, nesumaišykit, 2 garsai yra, vienu metu gali groti 2 garsais, bet dar gali 2 natas teoriškai groti. Nu, čia yra kitas dalykas, ne, tai ta polifonija vadinama. Tai čia polifonijos nėra, yra tik tai parafonija, tai čia kai gali teoriškai tie 2 garsai atsiskirti ir skirtingas natas groti. Nu, bet čia smulkmena, nežinau, ar dabar čia to reikia. Tai va, dabar vėl tada, o kokia nauda iš pušo? Nu, tai gerai, delėjų galiu uždėti, reverbą. Tai gerai, tai delėjų iš paties neutroną išjungsiu. Nu, ten aišku, galiu viską reguliuoti, ataką, release ir taip toliau. Bet dabar kur aš čia panaudoju? Tai porą dalykų. Visų pirma, aš čia dabar specialiai buvau išjungęs filtrą. Parodysiu, kaip galima uždėti filtrą. Ir filtras Abletono jis jau toks rimtesnis gerokai. Visų pirma dėl to, kad jisai yra sinchronizuotas į tempą, ne? Nu, tai aš tiesiog, va čia dabar, nežinau, matysit, nematysit, add device darau audio effects. Darau EQ ir filters ir autofilter. Jo, autofiltras yra iš esmės panašiai kaip Premiere, tai jeigu aš va taip, aš galėčiau jį... Jo, nu tiesiog va taip vadį sukinėti ir kažkaip tai gauti ten kažkokią tai... Čia yra irgi įvairių tipų jų. Nu, dažniausiai naudojamas, kaip čia... Low pass filter, tai yra žemi lieka, o kažkokie apribojimai, rezonanso padidinimai, kad būtų tas svypas ir taip toliau. Tai va, puikus dalykas, bet turint pušą, vėlgi, aš galiu daryti tokį triuką. Ir dažnai, beje, aš tą dabar naudoju, čia mano toks jau, kaip čia pasakyti, vizitinė kortelė, kaip ten pavadina, tik to. Nu, žodžiu, jau tapo, kad aš pradedu naudoti va taip. Yra Abletone, jo, parodysiu, jisai ne šiaip savo filtras, jisai dar turi kartu čia LFO, jeigu išskleidus filtrą, jisai turi LFO. Ir tas LFO, nu, jisai gali reguliuoti tą filtrą. Pavyzdžiui, aš padarau, nu, jisai va sukasi, pavyzdžiui, padarau dažnį, nu, panašiai kaip ir tas, ne? Jo, bet žymiai įdomiau yra, šitą filtrą, o čia yra free dabar, LFO synkis yra free, bet įdomiau yra synkinti su tempu, pavyzdžiui, va čia viena aštuntoji, aštuntinė, ir sekventinti, ir ne šiaip savo padaryti sign, kad, na, aš dabar įsitempą, ne? Labai gražiai tempas sinchronizuojasi, ne? Kaip ir neblogai. Bet galima padaryti dar įdomiau. Galima tą LFO padaryti, kad jisai ne sign būtų, čia yra visokie square, nu, tai aišku, tada toks bus, bet dar įdomiau yra, jo, yra sample and hold. Sample and hold tai yra, jisai ne taip, nu, ta prasme, ne taip keičiasi, ne stulpeliais, o yra tiesiog random, ne, tiesiog random vis kažkokį pasirenka ir tada yra, jo, yra kažkokį parenka,
dabar čia negražiai skamba, nu, bet tai paaiškinsiu. Parenka kažkokią tai reikšmę. Aš čia gal sudėtingai aiškinu, ir dar yra stereo, ir dar jisai, reiškia, išskirsto į 2 kanalus, random į kažkokius kanalus. Čia truputėlį tik tai reikia kvantizuoti jį, kad jisai teisingai veiktų, ir tada galiu padaryti tą triuką. Tuo aš paleisiu ritmą. Tada darau LFO to amountą pilną, padariau, kaip sakiau, sample and hold stereo, sinkas ir, pavyzdžiui, į 8. Nu ir pažiūrim, kas čia gausis. Tai dabar aš paleidžiu mygtuką. Jo, dabar aš tik tai laikau vieną, va, viskas. Viena nota. Ir girdite, kiek visko vyksta. Dar įdomiau, jeigu aš jį paimčiau ir žemiau, nes čia geras bosas, o dabar ant žemiausios notos pagrožiu. Jo, beje, aš galiu reguliuoti, kiek man to duos, kiek aš filtrą atidarysiu, kiek rezonanso bus. Iš esmės idėja tokia, kad kadangi čia yra, nu, tas sample and holdas, jisai atidaro arba uždaro filtrą. Tai kuo aš labiau jį uždarau, tai gausis, kad kai kurios natos tiesiog negroja, arba labai tyliai groja, ne? Ir tada gaunu tavo efektą tokį. Pats nustatau, kiek jis stipriai atidarinės, kiek rezonuos. Ja, labai fainas dalykas, tarp kitko. Dabar tam, kad nereiktų laikyti, jo, na, aš galiu ir groti tiesą nuo kažkokios melodijos. Jo, kas irgi labai faina. Nežinau, kiek čia matosi, o čia aš dirbu. Beje, vieną dalyko nepaaiškinau. Šitą turbūt jau sakiau, bet aš dabar groju, kodėl taip natų mažai, ne? Nes čia yra oktavo. Ne? Nu, vėlgi, kas muzikantai, kas ne muzikantai, nesvarbu. Čia net ir aš nelabai muzikantam taikau, nes galite ir tie, kas, kaip pasakykime, mažiau tos teorijos žino, ką aš čia darau, tai čia yra nustatytas scale'as vadinamas. Čia yra C nata dabar pas mane nustatyta. Čia jau pušo bairis, bet galima ir visus daug kur kitose sintezatoriuose nusistatyti. Ir aš tiesiog va čia įjungiu ir nustatau, kad čia yra C tonacija ir minor pentatonika. Ne? Tai čia mano tas dažnai naudojamas, galima kokį bliuzą nustatyti, galima majorą, minorą ir taip toliau. Aš dažnai naudoju. Aišku, galima padaryti, kad matytus ir kitos natos. Jeigu reikia. Čia aš dar jo galiu slaidinti, aišku, pitchą. Nu dabar visas natas rodo, bet galiu ir tarp jų tada groti. Tai va, tai čia irgi bairis, beje, šitą galima ne tik su neutronu, galima su, nežinau, su kitais sintezatoriais, bet kitais sintezatoriais dažniausiai irgi turi scale mode, nors nebūtinai parodysiu. Tai va, šitą irgi tas privalumas, pušo naudojant, tai tu atsidarai vieną projektą, aš beje esu per specialų presetą dažniausiai pasidaręs, template'ą, sakykime, pušę, kad jau būtų, nu, viskas sutvarkyta. Ir paprastai, nu ką, nusistatai vieną scale ir tada groji visais tais instrumentais ir visi tada tam pačiam scale, tam pačiam root note, tai labai patogu, nu, tiesiog groti. Nu gerai, gal vėl paleidžiam. Gerai, dar vienas dalykas, tai dabar klausimas tik tai turbūt yra, gerai, o dabar aš tarkim, nu, aš nenoriu dabar sėdėti ir vis laik spausti tą vieną mygtuką laikytą, ne? Aš noriu gal kažką tai, ja, čia be jau žaini, gali reguliuoti. Tai kaip dabar padaryti, kad nereiktų laikyti? Tai šiaip paprasčiausias variantas tai nustatyti arpedžiatorių. Arpedžiatorius tai yra tas, kuris kartoja natas, nu, jos nustatai ir jos kažkaip tai, ne, nu, sukasi, ne, ratu. Akordą, jeigu tai primityviai spaudė akordą, kelias natas ir jisai per jas eina. Į viršų, žemyn, į viršų ir žemyn, ten dar kažkaip random ir taip toliau. Tai aš čia irgi tada nusistatau ant to paties dabar šito instrumento, sakau add, čia beje yra ne audio efektas, o MIDI efektas, tai pasirinkau MIDI efektą, arpeggiator ir va čia jį nusistatau. Dabar ką aš su arpeggiatorium galiu statyti, gal net filtrą išjungsiu kol kas, beje galima taip, mute, numiutinti ir dabar, va, jisai ką daro. Nu, dabar paėmiau, užstatyčiau natas ir jisai jis groja. Dar kur privalumas,
Jo, aš aišku galiu rečiau, dažniau, pagal ritmą. Nu va, jis gražiai į ritmą groja, viskas puiku. Galiu, čia dabar up yra, galiu down, galiu up ir down, galiu randomus visokiausias. Jo, čia beje yra, man atrodo, random, yra du randomai, tik reikia dabar atskirti. Vienas yra randomas, o kitas once, o kitas other. Tai man atrodo once, jo. Plus, jo, galiu gate'as, kas labai faina, galiu trumpinti. Papildomą tokį gate'ą uždėti, kad jisai sutrumpėtų. Ir plus, kas labai gerai, kaip galiausiai jau nusistatai, pavargsti laikyti, gali tiesiog hold. Op, ir man nebereikia laikyti. Jo, ir aš galiu kažką reguliuoti. Nu, ir viskas, ir dirba. Plus, tada įsijungi tą filtrą. Ir gali va taip daryti. Tada gali keisti. Va taip kaip nors. Nu, tai žodžiu, aš naudoju ir filtrą. Ir arpedžiatorių tam, kad jisai jį užlaikytų jau. Galime iš visų žaisti. Nu va. Aišku, čia vėl gali visą laik varijuoti, kiek nori to filtro atidarinėti. Reiškia, kiek natos tos girdėsis, kurios, žodžiu, kiek jos, vienos natos bus atviros, kitos kiek jos užsidarys, ar ne? Tai va, tai irgi fainas dalykas. Vėl, jeigu čia kadangi arpedžiatorius kiekvieną kartą reikia atskirai paleisti, arba galiu iš vis tada daryti tą bairį, kad tiesiog nustatau vienos natos. Ir viskas, tegu jisai sukasi. Jau kai nori pavarijuoti, tada gali daryti taip, kad nors. Jo. Tada vėl gali grįžti. Beje, čia jokio sekvenso nėra, čia tiesiog aš paspaudžiu ir arpedžiatorius pats dirba, ne, jisai pats laiko. Jeigu nori, va išjungiu ir nebedirba. Gate'ą, kaip sakiau, galima. Čia ypatingai va šitas bairis gerai veikia su delėjim, beje, va, galima nustatyti delėją. O, iš vis fainai padaryti, ane? Reverbą uždėti. Aišku, čia dabar ne visai jau bosas gaunasi. Tada pabandom dar. Jo. Ant ritmo delėjus uždedam. Nu, truputėlį jau tokia vaiba, nu ir važiuojam. Gerai, čia taip galima daug laiko praleisti, nu bet žodžiu, pats labai fainas dalykas, ne, kad galiu taip dirbti. Nu gerai, galima vėl tada paleisti. Nežinau, ar to dabar reikia delėjaus ritmai. Gal delėjų kol kas išjungiam ritmą. Arčiau priartinam. Jo. Taip galbūt. Nu ir galima tą patį šitą įdėti. Nežinau, čia to delėjus dabar reikia. Ja, aišku, to delėjus irgi galima padalinimą kaitalioti. Gal reverbo tiek nereikia. Vėl grįžti čia, į filtrą, pakoreguoti. Galima beje galima ant šito, ant neutrono padidinti release'ą ir tada tiesiog ilgesnės natos tampa. Aišku, čia vėl galiu arpedžiatorius dabar ne prie ko, nes
Galima ir taip visai fainai skamba. Nu tai va, vienas iš standartinių dalykų, vienintelis, kad kai sustabdai, reikia jau... ilgai dar skamba notatas, nes releasas ilgas. Tai aišku, kai sustabdai, reikia kažkaip tai, kažką daryti, bet kita vertus, kol tu džemini, tai yra tokia praktika, kad nestabdai ir nejudini iš vis play mygtuko, nes, ten jau blogai. Čia nebent jau kažkokios savo problemos, tada jau stabdai ir praleidinėjai. Prasukiniai. Gerai, tai žodžiu, jau kaip ir parodžiau, ką čia, beje šitas dalykus, irgi galiu parodyti. Šitą dalyką galime irgi išsaugoti. Aš turiu dabar gyvą atsidaręs atskirą tracką audio, irgi šitam neutronai, va šitas, atsiprašau. Dabar šitą, pavyzdžiui, galiu užmutinti, bet galiu šitame paleisti. Tiesa, šitame filtro nėra, yra problema truputėlį. Nes jisai bus kaip audio. Tą filtrą galima pakopijuoti, man atrodo, ne? Čia taip paprastai dabar man nesigaus greitai. Gal per kompą greit, kad būtų paprasčiau. Tiesiog kopį padarysiu ir tada į kitą takelį uždėsiu paste. Paprastai gana primityviai. Va. Tai dabar turiu audio per čia leidžiu ir aš jį galiu dabar užėjus į session mode tiesiog išsaugoti. Neišsaugoti, įrašyti. Galime metronomą išsijungti. Dabar šis negirdit, nes per kitur leidžiamas. Vėlgi ausinės, čia irgi gerai. Ir dabar čia viską įrašinėjau čia. Ir jis jau galės suktis be paties neutrono. Keistai, aišku. Gerai. Ir viskas realiai, dabar neutronas yra užtildytas, jisai groja šitą takelį, aš jį galiu vėl ten efektuoti. Tai va. Ir viskas galima jau jis jau dabar grosiu automatiškai. Kodėl jisai nutilo? Nebeatsimenu. Geras klausimas, nes jisai įsirašė. Aš vėl turbūt teisingai, tą pačią klaidą darau. Aš galvoju, kad aš iš jo groju, o iš tikrųjų tai yra... sutvarkysim. Čia nieko tokio, čia yra tiesiog va taip reikia. Aš dar galiu sustabdyti. Beje, ritmas taip pat. Man ritmą irgi galiu užmutinti. Jie abu yra už... ten senesnis ritmas buvo įsirašęs. Galime ir šitą įrašyti. Ritmą dabar šitą gal išjungiam. Vėl galiu manevruoti. Man, pavyzdžiui, šitas patinka. Tai aš paėmiau kitoje vietoje ir rašysiu tą. Tiesa, dabar abu groja. Šitą gal užtildam. Ten tiesa nėra kažkokių efektų, bet nieko. Galim padaryti. Ir dabar ten gražiai įsirašys tas ritmas. Truputėlį matau vėluoja, ten yra subtilybių, geriau įrašinėti užtildžius. Beje, teisingai galėjau tai padaryti, bet tiek to. Turiu 8 šitos. Ir jie jau groja iš čia, jau tikiuosi. Vėlgi galiu ten manevruoti, uždėti kažkokius ritmus, uždėti kažkokius efektus. Ir dabar, beje, niekas, atrodo, šitie groja, bet niekas per jos nevyksta. Todėl, kad viskas yra užlūpinta. Ir jau galiu irgi kažką daryti. Aš, kaip ir sakiau, šitą, pavyzdžiui, takelį dabar paimti ten savo pasiklausyti, pažiūrėti, gal uždėti kažkokį preset arba dar kažką. Tai čia kažkas irgi rodo, kad leidžia, bet neleidžia čia. Dabar abudu groja. Gerai. Tai va, dar vienas dalykas, ne? Ir plius aš čia sakau, išsaugau, jau viskas kompė yra, jeigu išsaugosiu su sąlyga, kad išsaugosiu presetą. Gerai, ką toliau daroma, ne? Šitas va groja, jau visai neblogai, tai aišku, dažniausiai džeminam ir ne vienas, aš ten, kad dar aurimas būna, isotoksim, tai... Dabar ką aš noriu parodyti turbūt Minifreaką, nes Minifreakas yra labai fainas sintezatorius. Čia jo pamatysit mano virtuvės, tiesioginė prasme. Jo. Bandau čia sureguliuoti vaizdą, kad daugiau mažiau, nei per daug, nei per mažai pamatysitumėt. Nieko čia baisus, kad ir pamatysit kažką. Jau maždaug va tai, ne? Jo, tai dabar Minifreakas. Minifreakas, nesigauna. Nepasiekė mano aparatūrą truputėlį. Gerai, tegu va taip kreivai būna, čia aš pas privažiuosiu. Ir dabar su Minifreaku. Puikus sintezatorius. Šiaip jis yra geriausias sintezatorius, turbūt pas mane. Čia tai vėl, turbūt nuo paskirties priklauso, bet universaliausias, nes jisai gali akordus groti, tiesa, aš čia irgi užtildinęs esu. Ja, yra daugybė presetų,
Galima jo groti ir per pušą. Jo, tai yra aš galiu paimti, nusistatyti. Kokį nors labiau įprastą gal presetą, jo, pats pirmas yra. Nu gerai, čia irgi galima groti. Tiesa, aš vėlgi čytinu ir dažniausiai statau skeilus. Jo, minifrykė, tai skeilai, nežinau, kiek jūs čia matysit, turbūt tolokai būtų geriau priartinti labiau, bet, tegu būna taip, turbūt, nes čia vėl kažkas grius. Jo, nustatau global scale, kokią vėl pentatoniką, ir nusistatau global root, tai yra, nu, tarkim, C, ne? Ir dabar man visi klavišai yra tik tai rūta, tai reiškia, va, vienodi klavišai, kodėl vienodi, nes kitų natų neleidžia, ne, kurie nepriklauso šitam skeilui. Ja. Tai va, o dabar, kame esmė šito viso, tai jo, aš galiu groti taip. Jis turi irgi puikų arpedžiatorių, beje. Jo, beje, jeigu nesinori laikyti, va dabar akordą, galiu paimti ir yra hold, va čia va. Ir viskas. Plius galiu keisti. Nu va, ir viskas į C natą, viskas gerai, puikiai groja. Jo. Galiu žaisti su filtru, beje, čia yra analoginis. Šiaip šitam sintezatoriui iš vis, aš net nežinau, ko jame nėra. Jame gal nėra labai tokio, jis vis tiek nėra analoginis, tai jame nėra gal tokio, kaip čia sakyti, išsamumo. Ai, va, dabar paspaudžiu ir holdina. Jo, tai yra, nu, kaip analoginiam sintezatoriui, nes mažiau visko reguliuojama. Kita vertus, jis turi, nu, labai daug. Jisai turi įvairiausių tipų sintezatorių, visokie wavetable'ai, ten visokie, nežinau, vokoderiai, galiu ir ne mikrofoną prijungti, kalbėti ir groti, visokie ten granular, nu, daug visko. Ir analoginiai paprasti sintezatoriai, daug visko labai. Aišku, presetai yra kas privalumas, aš beje ir koncertuose ne vienam jau naudojau, tai privalumas labai didelis, kad gali tiesiog presetą jau iš karto su norimu netgi šituo skeilų nustatyti, rootnote'u, ta prasme, į tam tikrą kūrinį pasivadini kaip kūrinys ir groji. Tai labai puikus sintezatorius. Man gal norėtųsi jo vadinamas desktop versijos, kaip čia pasakyti, kuris būtų be klaviatūros, nes, kaip sakiau, viską tą patį aš galiu ir čia groti, tai ką man kaip ir reikalinga, jo. Dar vieną, ką nepaminėjau dalyką, gal labai svarbus šitam sintezatoriui, tai yra chord modas, tai reiškia, aš galiu ir akordais groti. Va, nusistatau, jis dabar viską grojo, na, į pentatoninius akordus, kaip tai pasakyti, nežinau, kokie čia gaunasi, bet grojo tik tai juos. Ja. Plius labai, kaip sakiau, galingas arpedžiatorius. Pavyzdžiui, galim paimti arpedžiatorių, bet ne tokio yra, pavyzdžiui, jo, va, paterninas, kur kaip paspaudė, taip jis ir grojo. Galim, aišku, žemiau. Pabandom žemesnį. Gal pabandau aš pakeisti iš vis presetą. Nesigirdė, ne? Ai, debosai persidengia, ne? Gerai, kitą. Jo, va, pasirinkai patterną, iš vis faina. Čia, aišku, efektai, viskas tas pats galioja, galiu čia efektą pridėti, delėjus. Arba galima iš vis dar sugudrauti, yra tiesiog sekvensų. Ja, yra kai kurie sekvensai, kurie jau iškart sekvensai. Paleidė. Ai, kažkėl nepasileido. Kodėl nepasileido? Ir viskas jau yra. Aš galiu tik su juo žaisti su filtrais. Čia dar yra stripai, visokie efektai.
Jo. Labai fainas sintezatorius, sakau, nu tiesiog puikus, neturiu ką jam pasakyti. O kažkas pristabdo. Ten dar galima ir su štai žaisti, kad keisti skeilus. Nes skeilus yra rootnauta. Tai va, aš jau nekalbu, kad jis turi labai galingų visokių garsų. Čia aišku reikia paieškoti. Ai, dabar suskystina, nes kažkas čia labai ypatingas dabar. Jo, yra labai gerų. O, dūmas. Jo, dabar galima keisti. Nes net norisi pritildyti neutroną. Aišku, gali pitchą daryti. Aišku, keisti. Žais čia su sais. Čia beje viskas beje galioja kaip šitam. Ai, beje šitie filtrai yra kiekvienam garsui, 6 garsai, 6 garsų polifonija, tai reiškia, akordus galiu, nors aišku ne ant visų. Jo, va, ant pado. Arba galiu vėlgi chord modą panaudoti. Jo, ir kiekvienam filtrą dar gali naudoti. Gali filtrą užsidėti ant šitų makros su kažkur. Gali čia va irgi yra 2 net LFO, galiu reguliuoti reitą. Žodžiu, ir prie muzikos labai kartais gerai skamba. Bet kažkaip tylokai, tiesa galiu pabandyti pareguliuoti garsumą. Aišku, aš ir čia galiu, labai norėdamas. Galima kartais iš vis daryti, pasiimti tokį trimming padą ir padaryti tiesiog chordą, hold ir tiesiog ant akordo užlaikyti. Tegu jisai sukas. O, kažkas tokio. Aišku, nežinau, bet žeminimai kartais irgi gerai. Galima, kai jis kažkaip judėtų, tas LFO. Dažniau, lėčiau. Jo. Ir viskas visai fainai. Tai va. Irgi galima įrašyti. Jo, aš turiu specialiai minifreakui audio. Dabar aš gal tada vėl tą patį darau. Aš šitą pritildau. Galima beje mitus režimą. tą išjungiu, tą jungiu. Ja, jis dabar per čia eina. Ir galiu vėl įrašyti, pavyzdžiui. Ja, reiškia, paimti į sesiją, vėl čia mutę užlokinau. Užarmint takelį ir tiesiog įrašyti. Na ir jis ten kažką įrašo tą visą padą mano. Gal man to ir reikia, pavyzdžiui. Tokio, kad visą laiką jisai suktis. Beje, kas dar įdomumas? Jo, dabar aš paleidžiu ir viskas kaip ir veikia. Beje, vėl tas pats gavosi, ne? Aš nenustačiau, kad girdėtųsi tą, ką įrašiau. Čia yra auto turbūt nustatymas ir dabar jeigu aš paleisiu. Na ir truputėlį keista, kai jisai nutyla iš karto, nors čia padas. Galima tai sužaisti truputėlį, kad paimti, tiesiog uždėti, pavyzdžiui, delėjus arba reverbo tiesiog. Kad jis nebūtų toks dirbtinai
Šiaip dėlėjus tinka tokiam. Nu va, ir dabar gaunasi visus takelius užtildęs, jau kažkas groja, ne? Beje, aš galiu šitos, vienas dalykas vienam takelėje, ne, padėliot kelis, nu, kaip su ritmu dabar turiu, ne? Tarkim, aš galiu paleisti, turiu ir, man reikia žiūrį į pušą grįžtą, ne? Labiau. Tai va, turbūt, nu, vis kampai bus įdomesni. Jo, tai aš galiu tiesiog paleisti, bet galiu ir keistą, ne? Tarkim, paim dabar ritmas, man tinka kitas. Nu, žodžiu, prirašyti tu daug visokių klipsų ir juos leisti. Tai tas irgi gerai, nes dainuoji, nu vėlgi, nenori, kad viskas vienodai skambėtų ten. Vieną įjungi, kitą, persuki vėl kažką. Tai va, tas visai gerai. Aš jau nekalbu, kad vėl visi galioja, kiekvienam šitam įrašytam gali, nepaisant to, kad jie jau įrašyti tokie, kokie yra, nes privalumas, aišku, kad kol integruoji, tu gali labai reguliuoti, va, kaip čia rodžiau, filtrus, visokius dar kažką. Bet čia dar gali irgi tos pačius visokius naudoti, tos pačius visus efektus, ten filtrus, delėjus, reverb ir taip toliau, net dar ant viršaus. Nu, tarkim, vėlgi, kaip įrodžiau, aš ritme, jeigu aš noriu, irgi galiu šitą toliau daryti, ne? O gal uždėti tam neutronui, dėlėjus, kuris, jo. Arba reverbo. Tai va, tai tas labai faina, kad turi tą tokį lankstumą. Gerai, tai va tokie bairiai. Ai, beje, šitie takeliai. Ašgi labai galiu laisvai, jeigu noriu, nu tarkim, o kas jeigu aš noriu, nes mano idėja buvo pušo naudojama, ta, kad vienas dalykas aš galiu, reiškia, įrašyti ir čia groja ir aš toliau su to sintu galiu toliau groti, jisgi toliau gali įsijungti ir aš galiu kitą presetą, ne, tarkim, dabar galiu paleisti, nu sakykime, ne, jo, o čia, neįjungiau to įviltelę, Minifreak. Nu, ne pats geriausias presetas. Arba tą patį efektą nudadat. Nu va, ne? Tai reiškia, man vėl didelis privalumas, kad nepaisant to, kad aš jau Minifreaką įrašiau, man netrukdo jo toliau naudoti. Vienas dalykas, aš galiu paimti ir tiesiog pasiruošti kažką, tai ten sumaigyti, nepaklausyti ir tik tada paleisti. Antras dalykas, aš galiu naudoti ir kelis. Maža to, man nieks nedraudžia va šito, pavyzdžiui, takeliai, kurį aš įrašau, padubliuoti. Čia yra duplicate ir taip. Tampa du takeliai, jie dabar, aišku, tą patį gros. Bet aš galiu šitam kažką kitą užlūpinti, ne? Va, pavyzdžiui, šitam galiu dabar paimti jį. Kol kas gal šitą užtildom. Jo, ir jame, pavyzdžiui, šitą noriu užlūpinti. Nu, tegu užsilūpino. Nu va. Ir dabar šitą. Jisai dabar jau turbūt groja šitą. Aš čia vėlgi galiu šitą užtildyti. Tai mes paleidom kitą visą. Jį atmiutinti. Tai dabar... Ką aš norėjau pasakyti? Tai man nėra iš esmės ribų, nu, kompiuteris gal riba yra, nors čia tiesą pasakius, viskas veikia ant tikrai seno, kokių 10 metų senumo, jeigu nedaugiau kompiuterio Lenovo notebooko ThinkPad. Ir viskas kaip ir veikia ir man kaip ir nėra ribų, kiek aš tų takelių sudėsiu. Ne? Aš galiu į dar dubliuoti, dar prirašyti, ne to Minifreako ir taip toliau. Jo, aišku, fainiausia, kai lieka tik tai, nu, aš galiu toliau pereidinėti ir į kitus takelius. Gal fainiausia, kai būna čia 4 yra gyvi takeliai ir 4 lūpinimui, bet iš tikrųjų galima tikrai plėstis ir dubliuoti juos tam, kad, nu, čia kokia pagrindinė idėja buvo, vienu metu man pasirodė, kad reiktų man nusipirkti 2 vienodus sintezatorius. Tiesa, ne Minifreakus, jo, ne dar kažkokius, o Microfreaką aš turėjau ir gavau 2 būtų fainiausi, nes jie tuo metu abu ir groja. Bet po to supratau, kad kam, nu, nes nesąmonė gaunasi, aš dubliuoju, vietoj to, kad aš galėčiau užlūpinti. Ir lūpinimui šitas daiktas yra tiesiog puikus. Nu, pušas su Ableton, Abletonas su pušu, tai gal sakykime. Tai va, o pušą dabar iš vis va tokį įsigyti galima ten, nežinau, už 200-300 eurų. Nu, tiesa, čia
Sweet versiją, nors vėlgi jums nereikia Sweet versijos, nu, Abletono, nes visą tą gali padaryti pati paprasčiausia versija. Aišku, ten tie, jeigu norit naudoti softvarinius, dar ašgi čia nieko nenaudoju softvariniu, aš naudoju tik tai kai kurios efektus, o dabar nežinau, ar visi šitie efektai yra toj nemokamai versijoje, gal ir ne, bet iš tikrųjų tai, sakau, bet aš jau čia nekalbu, kad aš galiu Abletono ritmus uždedinėti, visus sintus, Abletonas turi masę čia įvairiausių, track, pridėčiau, yra čia instruments ir jisai turi visokiausių, analog, bass, ten visokie driftai, kas yra analoginis sintas, drum rackus, visokius sudinėti, drum sintus, elektrikas yra elektropiano, labai fainas, čia dar visokie external input, operator jo, polysintas, sampleris, simpleris, ten su samplais, tik tai ten skirtingi potential, kai kurių net ir neatsimenu. Vector grain ir wavetable'as, aišku, kuris labai galingas ten yra. Tai va, aš jau nekalbu, kad čia aš dar galiu tą kelių užsidėti ir dar daugiau šitų. Aišku, čia kažkam kils klausimas, tai kam iš viso, taigi galima turbūt, kam iš viso žaisti tais išoriniais visokiais, kai aš galiu tiesiog čia viską pušą turėti, Abletonas viską gali. Bet iš tikrųjų tai, vis tiek, tie ne analoginiai, o tie tikri sintezatoriai, jie turi savo privalumų, kaip matėte, ir grojant aš galiu čia kažką ten ritmai su tai sužaisti, pats pamiršau, kad aš dabar negyvą ritmą leidžiu, ne? Galiu su... visus šitos triukas, ne? Va. Va. Žodžiu, taip, ir dar vienas dalykas tada, ką aš šiandien dar noriu parodyti, tai yra sintezatorius Korg Monolog. Kaip aš jo susidomėjau? Iš pradžių buvo, jau turbūt sakiau, šiek tiek pas mane kreivas požiūris į Korgą, kaip seno kompaniją, kuri truputėlį stagnavusi, bet pasiskolinau už draugo Levo Korg Minilog XD sintezatorių ir man jis labai patiko. Čia yra, aišku, paprastesnė versija, mono sintezatorius. Vienu metu vienas garsas tik tai, bet labai puikus sintezatorius, aš jį labai pigiai gavau, 150 €, dar su baterijom gali pasimti, kur nori ten groti, labai fainas dalykas. Tai va, dabar kaip aš jį panaudoju? Tai vėl viskas kaip yra, ne? Turime bendrą, jau beje girdisi, ne? Vienas dalykas, jisai turi visokių presetų, galim kol kas labai gal subanalinti, palikti tik tai turbūt, tarkime, ne? Jisai turi presetus, jo. Gerai, gal trumpai tik tai papasakosiu. Tai dabar pirmas dalykas, tai jisai labai yra paprastas. Ta prasme, su jo mokyti kažką, kaip sintezatoriai apskritai veikia, tai turbūt tobuliausias įrankis, nes jisai paprastas yra, ne? Jis ką tu groji, ką matai, taip ir viskas vyksta, iš esmės. Dabar žiūriu, aš uždėjęs reverbo kažkokią, nuėmam, kad būtų. Tiesa, jisai pats efektų neturi, yra labai paprastas. Jo, bet paimu kokią drive'ą uždedu, noriu uždedu antrą oscillatorių. Filtras puikiai veikia. Čia labai grubus garsas, aišku, dabar gaunasi. Palaukit, pabandysiu vėl. Jo, visokie šitie LFO, aišku. Tai va, labai fainas sintezatorius, jisai toks atrodo skau paprastas, viena vertus čia gana paprasta paaiškinti, kita vertus tai nėra, kaip va šitam neutronė, kad ką matai, tai ir yra ten, nes kadangi čia viskas gali būti saugoma presetuose, tai kartais būna tavo filtras, nežinai, ar jis atidarytas ar ne, dabar žinau, jį sukinėjau, tai žinau, kad jis uždarytas, bet šiaip priklausomai nuo preseto, gali būti visai kitaip, ne? Tai va, bet čia kita vertus yra presetai, jo, gali viską išsisaugoti, jis tik tai 100 leidžia išsaugoti visokiausių presetų. Kas dar įdomu, yra sequenceris, jo,
Galima beje ritmą. Ja, nu, kaip tik vos ne visus garsus ir galiu prasukti. Ir kas dar įdomu, be sekvencerio, čia dar yra slaidus galiu uždėti ir motion. Motion tai reiškia, daugelis, beveik visi šitie nobai gali juos suprogramuoti kaip nori, kad jie judėtų tame sekvence ir juos galima net 4 išsaugoti, va čia 4 eilutės ir jas ten kažkaip reguliuoti. Jo. Dar yra slideris toks. Kartais pitcha, kartais dar kažką. Jo, ir dėl to jisai gaunasi iš tikrųjų labai galingas sintas. Ir jo garsai šiaip visai faini, jo. Jo, netgi tokių visokių beveik kaip ritmas skamba. Gal aišku dar žaisti. Žodžiu, labai galingas, nors ir paprastas, bet labai galingas sintas, prašau, silpnas. Beje, kas labai įdomu, tai jo kai kurie presetai yra Aphex Base. Tai kas yra Aphex, tai yra Aphex Twin, ne? Tai yra mano vienas turbūt, žmogus, kuris iš vis mane turbūt elektroninę muziką sudomino. Jo, labai galingai. Nu, darba vaikam kartu su jūsų. Nu, dar, užsuka. Subai visokie. Jo, ir viskas labai puikiai ekrane šitam rodoma. Nu gerai, gal visko nespoilinsiu, bet idėja, kad labai geras sintas, plus niekas man nedraudžia paimti va dabar ant pušo, užsidėti ir juo groti. Tai yra, pavyzdžiui, aš galiu padaryti taip, kad paleidžiu, bet presetą šitą išjungiu ir naudoti, pavyzdžiui, tą patį, tai užsidėsiu tą patį arpedžiatorių, tai minutėlę. Jo. Ir tarkim. Jo. Nu, žodžiu, tai irgi labai geras dalykas, grojimuose labai fainas, jisai toks aštrus sintezatorius, ta prasme kaip monosintas, tai sakyčiau labai galingas ir skirtingai nuo neutrono, aišku, jis yra irgi ir analoginis, nors čia daug turiu dalykų ir elektroninių, nu, turiuomenį skaitmeninių, nes šitie presetai išsaugomi, šitas presetų neturi, šitas dar labiau analoginis, nu, bet šitas, kaip matėt, nu, jis labai galingas, bet su juo ypatingai koncertuojant problema, nes, nu, negali presetų išsaugoti. Čia presetai yra ir jie labai geri ir dar gali sequence ir viskas, tai tikrai labai galingas daiktas. Tiesa, tik jokių akordų, ne? Aišku, tam jau, jeigu norit akordų, tada mini-lock, va čia tas painasi čia monolock, ten mini-lock arba mini-lock XD, tai tikrai jau yra labai geras sintas, sakyčiau, nu, jie truputį skiriasi XD ir ne XD versijas. Ten jau yra, aišku, jisai kainuoja ten kokius 500-600, neatsimenu, bet yra desktop versija, be klaviatūros. Bet, žodžiu, labai galingas sintas ir šitas yra. Man tikrai praverčia, aš daug ką, nu, akordais aš vis tiek mini-freakų groju, tai man kaip ir užtenka, o čia yra va toksai jau, nu, rimtas daiktas grojant. Tai va, tai turbūt toksai va visai apžvalga. Aš gal dar pabaigą galvoju truputėlį čia va pasukti ir per vidurį vėl viską padaryti, kad matytųsi. Ir padaryti nedidelį gal tokį mini džemą, parodyti tada, nu jau aišku, jūs jau daugiau mažiau žinot, kaip viskas vyksta, bet dar truputėlį va tada parodyti, kaip daugiau mažiau aš džeminu. Nu, žodžiu, toks outro bus. Ir va, tai va, o daugiau tada stebėkit mano toliau grojimus, aš nežinau, yra idėja gal kokių džemų gyvų padaryti, aišku, vis laik jų yra, ar su Isotoksinus, ar su kitais, ir mano gal džemų, nes aš kartais kažkodėl tai nedarau džemų, nes tipo laukiu kažkokių draugų, kažkodėl, nes man didesnė motivacija, nors iš tikrųjų tai kodėlgi ir vienam nepagroti. Tai va, tai truputėlį dabar pagroju, ačiū už dėmesį ir iki kitų video.